Ось žinojau apie meilę, kurio tamsu jame. Mūsų neįsimyli už kažką ar dėl ko nors. Mūsų pamilsta nepaisant nieko, arba nepamilsta nežiūrint į viską. Jeigu jūs vis dar kankinatės galvodami, kad kažkas pamatęs gerasias jūsų savybės ir poelgius persigalvos, susipras ir vertins, tai taip galvojate veltui. Nekankinkite nei savęs, nei kito. Būdamas su jumis žmogus nesiekiau čia taip ir būtų laimėjęs loterijoje, tuomet suteikite šansą savo ir tam, kuris tiki, kad laimingi bilietai egzistuoja. Pastangos, kurias dedate vardan to, daug kažkas jūs pamiltų. Teisiausias kelias į depresiją, tai nėra tas pats. Kai ką nors darote todėl, kad mylite. O aš sužinojau apie meilę, kuriam tamsu. Nepatenkinti emociniai poreikiai ir nerealūs lūkesčiai yra didžiausi meilės žudikai. Į viduje esate pasilikoję, jeigu tai ištroškę meilės supratimo įvertinimo, greičiausiai pritrauksite tokį patį emociškai neįgalų žmogų, kuris atspindės visus jumise esančius skaudulius. Jūsų nemylėdamas ir nevertindamas siekiame kitų tokių kaip mes žmonių meilės, tikėdamiesi juos gauti, nors tai žmonės jaučiasi visai kaip mes. Ir jie nemyli patys savęs, tai kokias meilės galime iš jų sulaukti. Nepatenkinti mūsų poreikiai stumia mus į glėbius, kuriuose vėliau uždūstame. Įsiveliame į santykius su žmonėmis, kurių niekuomet nebūtumėte pasirinkę ir būtume buvę laimingi, besidžiaugiantys savimi ir gyvenimu. Pasakys man meilės reikia, kaip duonos galbūt ir skamba romantiškai, bet realybėje daugiausia džiaugsmo santykiai teikia tuomet, kuomet jie yra vyšnia ant torto, o ne tyro vandens gurkšnis ištroškusiam. Meilė neturi prašyti, neturi ir reikalauti. Meilė privalo turėti tiek jos, kad intų savimi pasikliauti, kad duodama prisipildytų. Su mumis visais kažkas pasiekia arba dar pasieks, nedovanotinai, negarbingai, niekšiškai. Paradoksas, tačiau daugiausiai apie meilę mūsų išmoko žmonės, kurie mūsų nemyli, kurie nustoja mus mylėti arba taip niekuomet mūsų ir nepamilsta. Visgi nesibaigiantys skundai, nuo skaudų kaupimas ir pabaigos neturintys kaltinimai paprastai nieko mūsų nenuveda toliausiai iki draugo pasiruošusio ir vėl klausyti tos pačios istorijos ausies. Turime išdrįsti sulaukti ir prisimti atsakomybę už savo patirtis. Tik taip galėsime išsilaisvinti. Šokiai reikalingi tu vienas elgiasi, kitas leidžia su savimi. Vienai to kitaip tas, vienas negerbia, bet kitas pats savęs negerbia kur kas labiau. Viena turime lūžį, bet kitam labai baisu likti vienam. Ratas sukasi, kaip sako, į jalumas. Net jei gyvenate pusant dėl to, kas su jumis nutiko, yra kito kalbė. Aš noriu girdėti apie tą vieną, už kurį atsakingi esate jūs. Jūs esate priežastis ir šaltinis visko, kas su jumis vyksta. Tobulėkite, domėkite tuo, kas vyksta jūsų viduje, neabejokite. Visą tai atsispindi jūsų išorinėme gyvenime. Pastebėkite, kaip kas kad kuriate tokias pasituacijas, kokias iki skausmo panašias jūsų patirtis. Paieškokite tam priežasčių, pasigilinkite verčiau į jas, neįmojo draugo trūkumus. Žmogų, kuris nemėgsta ir nevertina pats savęs, labai sunku. Jūs esate priežastis ir šaltinis visko, kas su jumis vyksta. Tobulėkite, domėkitės tuo, kas vyksta jūsų viduje, neabejokite. Visą tai atsispindi jūsų išorinėme gyvenime.